Sveiki visi mano panteriukai, su jumis aš jūsų mylimiausia Amelija ir šiandien yra 3 serija mano 2 sezono, mano serialo Paslėpk mane. Tai gerai, aš nebekalbėsiu, o pradėsiu. Gerai, tai taip aš jau pagaminu visą, ką reikia eiti pakelti jau tą Ameliją, nes per ilgai miega čia nes. Amelija, kelkis jau rytas. Nu, labas rytelis. Nu, kaip miegoji mano lovai? Čia tavo lova? Nu jo. Aš ant sofos miegojau, nes kad tau būtų patogu, aš tau savo lovą atidėjau. Nu, ačiū. Normaliai visai miegojau. Aš pirmą kartą matau, kad tu persirengi. Rimtai. Nu, tai puiku mėlis, eik pusryčiauk, apsirenk, eik pusryčiauk ir tada nežinau, tiesiog. Gerai. Gerai. Viskas apsirenk, sutvarkiau biškį save. Puiku mėlis, tai gerai galim eiti. Jau pas Mildavą pusryčiauti. Nu, labas. Jo, gali imti, va, prašau. Čia pica, aš gavau čia tik pica, jeigu kam. Aišku. Tai taip, čia liktai šitas adresas, kur aš atvykau, tiksliau atskridau. Gerai, reikia įeiti čia. Sveiki, ar kas yra namie? Taip, supratau, ačiū, taip. Gerai, Sveiki, jūs iš kur atradot mane ir kas jūs esate toks ir iš kur jūs ir kaip jūs patekote mano namus. O, ponė, aš esu Tomas, galite mane vadinti Tomu. Ar jūs, kaip supratau, esate Amelijos mama? Taip, aš esu Amelijos mama. Aš Amelija, niekada aš aišku, mačiau ją vieną kartą. Da kada su Žilvinu dar buvau susitarusi dėl vieno dalyko. Ir tada įskridau iš čia, kad daugiau nebebūtų. Tai yra, kas jūs toks? Sakau, aš esu Tomas. Ir norėjau pasakyti, kad jūs eisite su manimi. Kur aš su jumis eisiu, aš jau net nepažįstu. Klausyk, man net nesvarbu, eina. Nu, tai kaip tavo nakite sekasi šukuoti tavo arkliuką, tavo mėgstamiausią. Ai, tai gerai, senelį, puikiai sekasi šukuoti, aš jau pašukavau, tik dabar reikės jį, aišku, pamaitinti, kaip visada, žinai. Oi, žiūrėk, aš kaip tik nupirkau gerą maistą arkliukai. Tai aš jį paėmiau. Das nuomonės, kur nupirkau. Jo, tai aš jį paėmiau, ką tik pamaitinausi, jau suvalgė. Tai gerai, tai kaip ten ta mergaitė Amelija, tu ją namo paleidai, nu tiksliau, jinai namo jau išėjo, ar kur ji? Nes aš jos nemačiau. Nežinau, kažkur turėtų ten toj pačioj vietoj sėdėti. Aišku, tai gerai, gal nueik patikrinti, nes gal jinai man galėtų padėti, nes Milė išėjo, žinais, padėti tavo, tiksliau, mačiutį padėti. Tai nes jinai sukas daržė reiktai. Tu nueik patikrinti, gal jinai man galėtų padėti arkliuką pažiūrėti. Gerai, patikrint. Ką? Kur jinai pradingo? Čia ką, jinai šunį pavirto? Ne, negalima. Labas, bitutė. Tu nematei Amelijos, tokia mergaitė buvo.
Nematė gerai. Tai kur negalėjo pradingti? Negi negalėjo pabėgti. Taigi aš jau dėjau specialią dalyką, kad aš girdėčiau, kad pradingo. Gal po šieną padėta, reikia pažiūrėti. Ką? Ne kaip jinai galėjo išmesti. Keista, negerai. Eina paskaitą matyti viską. Taip atsitikom. Oi, krūtinė lakrin. Labadiena. Galiu paklausti, labas Žilvinai, 100 metų nematytos. Jo, tu man irgi 100 metų kaip bendrai ir nematyta. Tai kaip tau sekasi? Nuostabiai iki šiandienos dienos, kol neatėjo šitas žmogus mane atskraidino atgal. Tai aišku. Tai va, aš savo darbą padariau, tai dabar toliau jūs pats jau darysite, atvesite Ameliją vėl čionais ir kad supažindintum su mama. Jo, būtų gerai, bet nepabėgo. Kaip suprasti pabėgo? Kaip jinai galėjo pabėgti iš vis? Nežinau, aš radau tą apyrankę, nežinau, kas ten yra. Pradinykais, jinai magiškų dujų išmetė, jeigu jinai buvo žiauriai stipri, kad žinočiau, kur jinai yra. Bet magiškų dujų nepradingo. Bėgo. Aš žinau, kas galėjo ją pavogti. Arba jinai pati pabėgo, arba jai kažkas padėjo. Palaukit, jūs čia apie mano dukrą kalbat? Apie ką daugiau dar galima galvoti? Ir kalbėti. Aišku, tai gerai, gerai. Aš nežinau, kur jinai galėjo pabėgti, nes aš jos seniai nemačiau, paskutinį kartą prieš 5 mėnesius mačiau, tai nežinau. Aš žinau, kas galėjo jai padėti, tai bus Milda. Jinai, taigi, gerai. Ir reikia patikrinti, pasiti per kameras, kur jinai gali. Jo, patikrinkite. Gerai, o mes su tavim einam. Kur vėl tu mane atvesi? Eisim pas mane namo. Pagyvensi biškį ten pas mane iki to, kol Žilvinas neatras tavo dukros, kur jinai galėjo pabėgti su tam Milda. Tai gerai, tai koks mūsų planas toliau? Žilvinas mus gali bet kokį momentą mus vėl atrasti. Nepervenk, ašgi nuėmiau nuo tavęs tą apyrankę. Jisai negali pamatyti, kur tu esi. Jisaigi turi kameras visur. Bet mano namuose tai neturi. Neatras, nepervenk. Arba Tomui dašus, kad aš tave pavogiau, tiksliau pasiėmiau. Ir tada gali būti taip, kad Tomas vėl ateis ir tave vėl paims. Pažinti. Taip iš vis negali būti, bet reikia kažką sugalvoti. Žinok, niekada nesugalvosi. Arba yra variantai, arba liekam čia ir niekur neišeinam, arba tiesiog turiu tave vėl grąžinti ten, aišku, iš kur pabėgom. Ne, geriau aš tai sodyboje nebūsiu. Aš jau man patiko ta sodyba, bet ne. Tai jau pati gali spręsti, bet jeigu ateis Tomas, nes jis žino, kur aš gyvenu. Kur mes? Kur mes? Tu dar sugebėjai klausti, kur mes? Čia mano namai. Aišku.
Gerai, galėsi čia būti, aišku, tu savo daiktų nepasiemi, nes mes greitai važiavom čia. Tai ir bus taip pat, kaip ir buvo. Visas dienas? Taip, nes kaip reikia. Mama, tu ką čia darai? Oi, tu Tomai, tu ką, aš atvažiavau pas tave. Tu ką, manęs nelaukiai? Bet tu nesakai, kad tu atvažiuosi. Aš tau... Aš tau parašiau. Aš telefoną panašu nežiūrėjau, tai dėl to. Ne, aš tau laišką atvežiu. Nu, tu laišką atvežiu, kad aš atvažiuosiu. Nu, nežinau, gal gavau laišką arba ne. Kas čia per moteris? Tomai! Čia yra teta Gulbė. Tylėk, prašau. Iki savo kambarį pakalbėsi šitą moterį, gerai? Gerai. Sveiki, tai ko aš čia pasakyti? Jūs galite man padėti. Jisai mane pavaugė, jisai atvežė iš kitos šalies mane. Jisai pasakė, kad jisai turi mums kažką ten daryti ir... Jūs žinot, kad jūsų sūnus iš visų siejama? Su kuogi? Jisai yra susidėjęs su blogum žmogum Žilvinu, kur padeda, jisai buvo pavogęs jos klasiokę Ameliją, buvo jas padėję, ta Amelija yra mano dukra. Ir ką, aš jos ieškojau labai daug metų ir buvau ją atradus ir tada mane Žilvinas išvarė iš šito šalies, tada aš turėjau įskristi į kitą šalį. Galite man padėti, prašau, pabėgti iš čia. Primink, koks tavo vardas? Aš esu Valerija. A čia kartais ne ta Valerija, ta, kuri yra iš mokyklos. Jo, aš kada buvau maža, kada jau buvau mokinausi, tai aš ten mokinausi. Tai čia ta. Valerija, jau prisimenu, prisimenu managi Austėja, aš ta Austėja. Tai mesgi sėdėjom vienam suole. Yes. Bet tik prašau, Austėja, gali man padėti iš čia pabėgti? Gerai, turi gerą variantą. Tai dar sugalvos vieną dalykėlį, tada prigalvos lapkučia ir tas, kuris toks žmogus Žilvinas jau. Man buvo daug su tuo, man buvo tiek daug iš to žmogum susitikimai, nes jie susitikdavau. Žodžiu, tu neturėtų atsiminti. Gerai, aš ne pas savo Tomą einu, tai čia pabūk. Aha, gerai, ačiū tau. Prašau. Tai gerai, dabar supratai mūsų planą, ką mes darysim. Aišku, nelabai supratau, bet kažką supratau. Gerai, pakartoju tau. Mes turėsime, tiksliau, aš turėsiu nueiti pas Žilviną ir pasakyti, kad tu pati pabėgai, aš tau nepadėjau. Kad jisai įsitikintų, kad tu pabėgai namo pas save, nes jis žino, kur gyvena. Ir tada, kada jisai ateis tau namus, mes tenais ir užrakinsim. Bet jisai gali pabėgti vis tiek. Nepabėgti. Pasitikėk. Tai gerai, ačiū, kad žiūrėjote. Iki kitų serijų ir iki...